O. Taip, taip, taip. Oi, taip. Olia. Aš ir pasiruošęs. He, opla, olala. Sveiki, aš operatorius Ipsas. Gražuolis. Sveikas, Ipsai. Sveikas, Ipsai. Operatorius. Ipsai. Oi, Ipsai, mašina jau laukia. Dėkoju. Kipsai, o kur tu važiuosi? Kipsai. Į naują filmą, į grybų šalį. Laimingos kelionės. Nepamiršk mūsų. Nepamiršk. Iki viso gero. Operatorius Kipsas grybų šalyje. Šalis. Sveiki, seneli visažinį, aš operatorius Ipsas. Puiku, labai puiku. Aš visai neturiu klausytojų. To jau galėsi klausytis pranešimo. Geriau parodykite visus grybus. Neįmanoma, įvairių grybų 100 000 rūšių. Susipažinčiame tik su valgomais. Tai greičiau ir naudinga. Pradedu savo pranešimą. Grybiena, kotas, žiedas ir kepurėlė. Viskas kartu vadinasi... Grybas. Visai ne vaisiakūnis. Kodėl? Greit sužinosi. O čia dirba mano padėjėjai, grybų tyrinėtojai. Prašau. Susipažinkite, akademikas Vabalas. 10. Palaukite. Operatorius Ipsas. Labai. Dar 10. Malonu. Akademikas. Dar 10. Vabalas. Matuojame grybus. Užrašykite. Skersmuo 40 centimetrų. Negali būti, suklydote. Akademikas Vabalas niekada nesuklysta. 40 centimetrų. Čia tik 3 centimetrai. Nepainiok. Čia tik vaisingoji grybo dalis. Jie auga kaip slyva ant medžio, kaip obuolys ant obels. Pati grybiena žemėje po grybų. Matai? Grybų pasaulyje rašalą gamina? Žinoma. Mėšlagrybis aš esu ir valgomas visų. Mano šerdis neeilinė, mano šerdis rašalinė. Puikios eilės, jūs poetas. Ne, tik mėgėjas. Kiekvienas turi savo silpnybę. Aš mėgstu eiliuoti. Prašau. Dėkoju. Puiku. Važiuojame į mūsų miškus. Ten ir išgirsi mano pranešimą. Važiuojam. Kokie rudi grybai, tarsi voveris. Juos taip ir vadina tiesiai voveraitėmis. O čia žemėje auga grybiena. Žemė auga grybiena, o iš žemės kyšo ragai. Taip, taip. Susipažinkite, krūmiškasis penkiapirštis irgi valgomas. Seneli visažinį, pažvelkite kokią minę. Lyg mokinukai. Tai kelmučiai, laibais koteliais, rudomis koinaitėmis, apvaliomis kepuraitėmis. Grybų šalis didelė ir įvairi. Grybai auga visur. Ir ant kankorėžio auga. Ir ant kankorėžio. Prašom, nepertraukinėti, nes aš susipainiosiu. Ir ant kelmų auga. O, važiuojam toliau. O pranešimas? Aš klausau. Na taip,
Čia gruzdai, puikūs grybai. Puikus. Aha, o ten jų giminaitis paliepis. Matai, pilki pilkutėliai. Oho, stop! Senelį visą žinį, kur čia mes atvykome? Tai draugystės namai? Kaip man nulipti? Aha. Oi, mano kino kamera. Ah, koks neatsargus. Lukterek ten, aš ką nors sugalvosiu. Atsargiai, grybai. Nelaužyk savo galvą grybų. Kad tik grybai man galvos nenusuktų. Oi. Oi, pienas. Tu pastabus, puiku. Tad klausykis. Daugelis valgomų grybų, turinčių tokį pieną, tinka rauginti. Tokie yra, pavyzdžiui, gruzdai, rudmėsis ir rudasis piengrybis. O kodėl šitas namas vadinamas draugystės namu? Klausykis pranešimo. Grybai visada draugauja su tam tikra medžių rūšimi. Rudmėsių reikia ieškoti po eglę. Beje, tai labai skanus grybas. Ir sūdytas, ir keptas. O piengrybis paberžis gražuolis. Pukuotas, kepurėlė apvali, tarsi su matlankio apibrėžta. Skanus sūdytas, o jeigu dar su aliejumi ir svagūnais, ach taip, apie ką aš čia, ach taip, jie draugauja su beržais. Pagaliau radau atidų klausytoją. Kypsai, žiūrėk, štai čia po pušimi. Kypsai, kypsai, au, au. Au. Oi, kamera. Oi. Ak tu išdykėli. Jūs pasakėte, čia po pušimi. Puiku. Po pušimi rudasis piengrybis, po alksniu paalksnis baravykas. O žinai kodėl? Na, eik čia. Stok, štai čia, va taip. Oi, kamera. Nebijok, čia mūsų požeminė laboratorija. Gerbiamas Jonvabali, prašom įjungti rentgeno aparatą. Dėkoju, matai, Kypsai, čia ir yra grybiena. Grybiena apraizgo medžio šaknis ir maitina jas vandeniu ir mineralinėmis druskomis. Taip ir susidraugauja. Rudmėsis su eglėmis, paberžis su beržais. Draugystė, važiuojam toliau. O kam tas peilis? Tuoj sužinosi. Jis tau padės susipažinti dar su viena didelė valgomųjų grybų šeima – ūmėdėmis. Jų lakšteliai tarsi peiliukai, bet labai trapus, vos prisilieti, jie ir lūžta. Teisingai. Kypsai, žiūrėk. Ūmėdės. Šaunuolis, pažinai. Visų ūmėdžių lakšteliai greit lūžta. Štai čia ūmėdė, va ir ten ūmėdė. Ne, čia ne ūmėdė. Štai šita ūmėdė. Aha, jos labai skanios virtas. Keptos skanesnis. Kypsai, dabar suksime į dešinę. Kypsai, suk į dešinę. Oi. Nuodingosios musmirės. Atidaryt vartus. Pavojinga! Ten nuodai, su jais reikia atsargiai. O štai narvelis, kur paslėpta mirtis. Raktus. 1, 2, 3. Šaunuolis. Ratai perduoti pagal įstatymą. Pirmin. Musmirė. Tu teisus, rausvoji musmirė. Žiūrėk,
balti lakšteliai, žiedas, apvalkalas. Tai 3 musmirės požymiai. Aš ir taip ją pažinau iš raudonos kepurės su baltomis kartelėmis. Ne, musmirės kartais užsideda ir baltas kepurėlės. Tai maskavimasis, apgaulė. Žvilgterėk į šaknis ir įsidėmėk apvalkalą. Matai baltus lakštelius, žiedą ir apvalkalą. Šie 3 požymiai sako, kad tai musmirė, tai priešas, tai nuodai, nuo jos bėk kuo toliau. Tavęs neapgaus šitą nenaudėlį, rausvosios musmirės, sesuo, žalsvoji musmirė, žudikė. Oi, kaip baisu. Nebijok, mes ją patupdėm į narvelį. Ji nuodinga kaip gyvatė. Oi, Pažiūrėti graži, bet jeigu ją suvalgytum, turėtum mirti. Neišgelbėtų nei gydytojai, nei kartus vaistai. Atsimink 3 musmirės požymius. bet ir ūmėdės turi baltus lakštelius. Daugelis tvarkingų grybų yra su žiedais. Yra grybų ir su apvalkalais. Bet jei grybas turi visus šiuos 3 požymius, tai jau musmirė. Aišku? Aišku. Dėmesio, dabar tu atspėk. Musmirė turi žiedą, apvalkalą, O lakšteliai, argi jie balti? rausvė. O jei rausvi, tai šampinjonas, geras, skanus grybas. Tai kokie yra 3 musmirės požymiai? Žiedas, apvalkalas ir balti lakšteliai. Teisingai, tu viską supratai. Važiuojam pas valgomus grybus. Taip, taip. Taigi, klausykis toliau. Atvykome pas sporinius grybus. Štai stovi rudakepuriai baravykai. Ant jų galima net piešti. Senelį visažinį, nupieškite mane. Prašau. Panašus? Puikus portretas. Kaip čia gražu. Oi. Nurijau avietę. Tu visą krūmą nurijai. Ne, tik vaisiakūnį. Šaunuolis, įsidėmėjai. Gamtoje tu būk akylas, ją žvalgyk žvilgsniu smalsiu. Jei tikrai tu gamtą myli, daug atvers jį paslapčių. Baravykas, baltasis grybas. Teisingai. Grybų karalius. Gražuolis, ar netiesa? Kypsai, nufilmuok šią karališkąją šeimą. Viskas. Susipažink, kazlėkai. Oi, 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 kamera. Atsargiau, atsargiau. Na, ką tu ten darai? Saugokis. Kazlėkų kepurėlės labai. Oi. Oi, slidžios, supratau. Oi, oi, oi. Ačiū. Na štai. Oi. Kokia čia mašina? Tai laboratorijos grybų nurinkimo mašina. O mane ar galite pakelti? Mielai.
Kypsai, eikš čia. Gerai pasižiūrėki. Baravyko kepurėlės apatinė pusė smulkiai akyta. Įsižiūrėk ir čia tu pamatysi... Vamzdelius. O juose sporos. Iš jų išauga nauji grybai. Ar aš galiu išvykti? Taip, perduok nuo manęs linkėjimus. Kamera. Puikiai mašina. O štai raudonviršis. Apie jį liaudis sako, mažas, laibas ir skanus. Raudona kepurėlė, o liemuo baltas ir dailus. Jis draugauja su epušėmis, o jo brolis paberžis su beržais. Atmeni draugystės namą? Atmenu. Tai ką, draugystė? Tai ką, draugystė? Čia dar išaugo čerpėtasis diglutis. Po kepure spigliai lyg ežio. Matai? Oi, kas tai? Hui, ojo. Senelį Visažinį. O, tai grybų lietus lyja. Žiūrėkite. Viskas aišku. Grybas neklausia, kur kišti galvą. Nieko, aš jį prakalbinsiu. Nekvailiok. Atsargiau. Tyliau. Atsargiau. Ai, kamera. Gelbėkit. Kypsai, au. Kypsai, kur tu, au. Nežinau, manęs jau nebėra. Prašau mane surasti. Kur mano kamera? Ar sveika mano galva? Sveika. Kas čia buvo? Kur dvelkis? Žiūrėkite, kur užmetė. Ui, kas tai? Mina. Ne ką tu, tik mažas kukurdvelkis. Oi, fu. Kiekvienoj šaly savi papročiai. O kas čia auga? Lyg skėtis. Beje, ji taip ir vadinasi, skėtinė žvinabūdė valgoma. Niekada nevalgė. Eime. Eime. Laboratorija. Dešimt. Kokia keista mašina. Laiko mašina. Sėskis ir sek rodyklę. Kiekvienas apsisukimas lygus vienai parai. Jungiu. Žiūrėk. Dienos bėga kaip sekundės. Štai praėjo viena diena, antra, trečia. O, kad tai bėgtų pamokos. Ketvirta diena. Penkta, šešta. Stebuklų stebuklai. Prisiminimui apie grybų šalį priimk iš mūsų šią nedidelę dovanėlę. Dėkoju. Važiuosi ryškinti kino juostą. Linkiu sėkmės. Iki sekančio susitikimo. Iki pasimatymo. Brangus draugai, jeigu tu gamtos bičiulis, miškas tau kaip draugas bus. Grybų šalis ten didžiulis, linki pusryčiams grybus. O! Šią istoriją parašė ir filmą sukūrė Parsas. Filmo veikėjus pagal piešinius sukūrė Ščiukina. Vėliau Levolis ir Luteris išmokė lėlės vaikščioti ir kalbėti.
Filmavo, žinoma, Kipsas, o jam padėjo Kuropeldas ir Lomanas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija.